Sveikos merginos. Gražios iš paties labo ryto. Kaip jūs jaučiatės? Vaikime, tai kaip įsimegavo gražiai atrodo, ne? Na? Puikiai. Labą dieną, kad galima būtų jūsų paklausti kompleksuoja dėl ko nors. Ne. Ne, man taip, kad kompleksu. Negalima. Kokie žmonės šiais laikais, ką? Nenoriu kalbėti, nes visiškai... Ai! Nu ką padarysi? Labas rytas, galima. Kompleksuoti dėl kokių nors tų modelių. Tai gal aš jau dabar nebekalbėsiu apie savo Ne, kompleksą? mes tiesiog darom tokią apklausėlę ir mums įdomi kiekvieno žmogaus nuomonė. Yra tokių, aišku, vietelių. O jeigu būtų galimybė, keistumėt ką nors ar ne? Na, jeigu tai kančių labai daug nesuteiktų, tada keiščiau. Aišku, ačiū Jums labai. Prašau, sėkmės. Dėkui. Gal galėtų Jūsų paklausti vieną klausimą? Ne? Šaunu! Ačiū! Kompleksų visiškai. Ko tu mane laikai? Žiūrėk, jinai mane gražina. Meilė. Tau reikia ausų. Tai jam tada galbūt gausi meilę. Aš neturiu kompleksų. Labas rytas, galbūt galima paklausti vieną klausimą. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Dėl tų modelių? Ne? Šaunu? Geros dienos jums. Geros dienos. Taip, niekas nekompleksuoja. Kas čia dar susitobulė? Jūs pamačius nieks ir nebekompleksuoja. Svarbiausia, kad tai ger. Labas rytas, būtų galima užduoti klausimą? Žmonės, tu labai paskaitos. Kažkokie visi labai pikti žmonės ir nekompleksuoti, o vyresnių tai bijau, kad atrodo kaip šimams tai šalkūnė. Bet šiaip, nu kaip jau tiek sakys, aš tai smagiai, kaip per Halloweeną. Biški šalta. Šalta, niks nesumušėm. Ir visi labai skuba. Dėk. Mes per gražius turbūt. Labas rytas, tai galima klausimą? Prašom. Kompleksuoja dėl ko nors? Taip. Dėl ko galite pasakyti? Kas negerai? Gerai. Vaikė. Ačiū, viso gero. Kompleksuoti per ne. Noriu namo pas mamą. Nieko sako. Labas rytas, galima paklausti, turit kompleksų? Mes. Jo. Jis turi kompleksą. Kokį? Kokį? Nevalgo paskaitų. Čia ne kompleksas, čia gyvenimo būdas. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Dėl visko. Dėl ko nedalyvauja padarinėje? Dėl tokio ausų nekompleksuoju. Tai ne, čia viskas gali. Surimtėkit, čia rimtas darbas. Ar galėtumėm užduoti vieną klausimą? Nebijokit. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Dėl ko? Nu, kūno kokių Dėl nosies. dėl nosies? Nekompleksuoja? O kas ausis turi? Ačiū. Yeah.
aš esu per didelė. Ir daug yra mažų žmonių ir pavyzdžiui nerandu savo tinkamų draugų. Labas rytas, būtų galima užduoti klausimą? Oi, aš skubu. Būtų galima užduoti klausimą? Neskubu į paskaitą. Mes filmuojame į paskaitą. Visi studentai vėluoja. Dabar supranti, ką jaučia žmonės turintis didelės ausis? Tai girdisi ta prasme. Garsas tai jėga, galiu pasakyti. Visas bangas gaudo, jaučiu ir Alanka, ir TV3. Labas rytas, gal būtų galima klausimą užduoti? Ar kompleksuoja dėl ko nors? Šiuo metu ne. Labai šaunu. Ačiū, gerai žinau. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Ta prasme, kūno dalis. Oi, aš jau nežinau. Gal dėl, pavyzdžiui, kojų. Dėl ko? Dėl kojas? Nu, dėl šiaip kojų. Per trumpas ar per ilgas? Per trumpos gal. Pažiūrėkite ją, jos tikrai trumpos kojos. Aš tik dėl ausų komplekso ir antakių didesnį. Bet šiaip viskas tvarkoja. Ką žinau? Ačiū labai. Ačiū labai. Einam į vidų dabar. Čia vaikai. Kompleksuoja dėl ko nors, pavyzdžiui. Labas rytas. Ar galėtume užduoti vieną klausimą? Ar kompleksuoja dėl kažko? Ačiū. Gerai, tada būtų galima užduoti klausimą. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Dėl kūno dalių? Gal taip. Galit pasakyti, jeigu nepaslaptis. Tai gal tada nekompleksuoju. Gerai, ačiū. Galima užduoti klausimą? Nebijok irgi. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Galit pasakyti šiltelę? Galit pasakyti? Tu sakei jo, tai ir sakyk. Nesidravėk. Tai dabar jau liepsi kažką padaryti. Ne. Man tiesiog reikia, kad pasakytų, dėl ko žmonės kompleksuoja. Nesugalvoti būtų greitai. Jeigu būtų... Iš kūno tai nieko. Pats gal tiesiog šnekėti angliškai prieš didelę minę. Nes mes anglų studijuojame. O, ačiū. Galima paprašyti iš vieno klausimo. Ar dėl kažko kompleksuojate? Ne. Ačiū tada. Gerai, tu važiuojam. Važiuojam. Ne kartą nevažiavau. Gal rasim ką liftą? Gal. Tada niekur nepabėgs. Labas rytas, galima klausimą? Labą rytą. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Nu, seniau dėl didelės nosies. O dabar ne? Dabar tai ne. Dabar mažesnė nosis. Ai, mažesnė, gerai. Ačiū. Gerai. Gražus rajonas. Žuolės. Ar kompleksuoja dėl ko nors? Ačiū. Labas rytas, galima klausimą? Ar kompleksuoja? Kompleksų. Kompleksų, ar tai kokia? Čia
Ačiū, kad pakalbėjote. Štai mes pasistatėme savo automobilius čia. Ausį per stora tu esi. Nepyk, aš pripažinsiu tai. Pažiūrėsime, ar gyvūnai gali būti komplektuoti. Uodega, pažiūrėkit, kokia jo uodega. Aš atkreipčiau dėmesį į trikampio formos pilvą. Bet šitas neįdomus darbas. Aš 10 metų dirbu šitoje srityje, galiu pasakyti. Šitas vertas dėmesio, išraiškingos lūpos, čia atraktyvu, labai atraktyvu. Ir vienu žodžiu aš galiu pasakyti, čia yra siužetas, jisai bėga į kažkur, čia atsiranda kamuolį. Jo, kamuolį gaudo. Ir čia seilės tūna, geras. Šitas nieko vertas durnas. Šitas irgi. Metam lauk. Va, šitas tai geras, turi siužetą. Išėjo šuo pagriba, pamelin. Aš nežinau, kažkiek iš Vokietijos. Šuo. Tikrai neturi. Kai erotinė nuotrauka būna išnyra iš vandens, merginos dažnai... Pamela. Jo, Pamela. merginos dažnai taip mėgsta filmuotis pagalbos. Ūsų turi, sakyčiau, taip barždos. Bet atkreipkim dėmesį į formą. Riestainio formos uodegytę. Bet nekompleksavo. Jie tai sukompleksavo šeimininkai dėl šį. Nu, šuo tik ranką dėdžiu ženkliuką su kaulu. Aš tai nesuprantu. Labai gražius šuniukas, kalytė. Spanielis, Karolinos, tokia mano. Labai simpatiškas, labai. Action. Čia yra Lietuvos edukologijos universiteto stovėjimo aikštelė. Ieškokime čia. Aukų. Čiuk. Vytos galima klausimą? Labai greitai. Su kamerais. Žiūrėsim, ką štokie įdaro. Man atrodo, duvis. Žiūrėsim. Kaip praeitasi. Einam, baždyti, aš užpyk. Ne, taigi šokėjai. Nemašom, užkompleksavo. Gražiai. Čia Labas. žiauriai gražios vaikutės buvo Šimanas atiduoti. Ai, dabar norim tavęs paklausti, ar tu turi kompleksų. Prat merginos dėl ko nors. Kompleksuoja. Dėl ko? Dėl šokio šiandien nemokam šokti. Tai jūs pašokit, mes pasfilmuosim, gerai varat. Tikrai labai gražiai šokas. Nes reikia visų didžiųjų judesių. Kur čia mumis talpinti Facebooką? O kur? YouTube'e. Garsėsit Jo, merginos. norit išgarsėt? Ar norit būt žvaigždėm? Mūsų mašina. Ana, dievulė, kaip miela. Šakės. Miela, man jinai patinka. Man irgi. Aš ir noriu. Nekompleksuota, atsipalaidavus, viskas pareikia. Norėk dabar kai Spidermanas taip kažkokai nejauku darosi, nes jo ten, žinokit, sklinda legendos apipintos tamsiais niūriais gandais. Ten gyvena žmonės, tatai pikti. Klausinėk. Turit kompleksų.
Neturit nieko? Nes tai šaunu tada geros dienos. Labiausiai komplektuoti reikia autokrapštukus pirkti. Niekam nerandu. Čia Modesta gyvena? Kryžių. Kokį ten numerį buvo? Įlygis. Gerai. Mela kambariokė. Ar kompleksuoji dėl ko nors? Ir čia yra Einam, užpuolam, einam į vidų. Labas, Modesta. Susipažinkit, čia Modesta. Ar kompleksuoji dėl ko nors? Dėl šitą tik tai? Dėl ko nesupratau? Nu, tipo, va čia kažkas. Kažką bal padaryti. Tik tiek? Tark žodį. Ką? Nu, apsiverk, tu vaikas. Tik nekompleksuojame. Mano kambariokė, Danutė, prašom tart žodį. Ar jūs kompleksuojat? Dabar ne, bet anksčiau kompleksavau, nes man beveik nesimatydavo, nes jau būdavo labai šviesa. Mano augintinis, apželtukas Jeronimas. Paklauskime jo, ar jis kompleksuoja. Ačiū už filmavimą ir montažą. Eglė ir mūsų draugei Natalijai. Karolina. Ir Miko. Tai